Tai buvo 5 kambarių butas. Tai kas tie gali mokėti? Čia jau mūsų prekės ženklas, ką jau mes mokam, tai išleisti pinigų ant baldų. Mažai kas tikėjo už tų projektų, nes sako, čia gatvėje niekas nenorėjo gyventi ir panašiai. Prieš perkant objektą turim 3 planus, kaip išeiti iš to objekto. Šiaip žinau vieną dalyką, kas žmonėms įdomu, manęs visada paklausia, kas nors, tai... Kiek išleidot babkių? Sveiki. Ką, sugrįžtam pas jūs su nauju mūsų projektu užbaigtu. Čia turim 5 studijas. Parodysim šiandien, ką mes šiandien nuveikėm ir ką padarėm. Ir be nesvarbu paminėti, šiais metais paskutinis, manau, vaizdo įrašas ir kabutėse uždarysim metus jau su šito projektu. Tai parodysim iš tikrųjų, koks saldainis gavosi, kaip viskas prieš tai atrodė ir papasakosim daugiau detalių iš tikrųjų, ką čia mums pavyko nuveikti. Tai va, dabar stojom laiptinė, koridorių gal taip pavadinti. Jo, tai mes principai iš laiptinės įėjom dabar į koridorių mūsų. Kuris visiems būtam bus bendras ir iš jo parodysim bus realiai durys kiekvieną butą. Bet principė tai iš pasikeitimo, tai čia vat ir buvo pagrindinės įėjimas, įėjom, kaip prieš tai vat buvo, ar ne, tai čia ir buvo toks kaip ir koridoriukas kažkoks padarytas, bet kaip dabar atsimenu viskas taip tamsu, niūrų, šviesos beveik nebuvo, viskas taip senoviškai. Tai, tai sienų labai daug nereikėjo koreguoti, bet tarbutinės kelias sienas reikėjo, man atrodo, šalinti, ten pačiuose kambariuose buvo dar ten keletą tų tokių pertvarų padaryti. Pirmą kartą sugalvojom nepilnai užbaigus projektą, įdėti į pardavimus ir įdėjom seno projekto nuotraukas, kuris buvo gan panašiai įgyvendintas. Tai šitą projektą nupirko dar statybų metu, kada pilnai nebuvo užbaigtas, rezervavo, sako, perkam. Tai vat, pats pirmas nupirktas pas notarą. Jo, nes čia irgi būna labai dažnai žmonės nepasiskaičiuoja, kai tau užtrunka nemažai laiko įrengtą butą, kas kainuoja palūkaną, ir po to, kai įkeli į pardavimą, tada dar užtrunka dar mėnesis 2, iki kol surandi pirkėjas, juos sutvarkai, paskolas visokas ir panašius dalykus. Iš tikrųjų pasibandėm su keletu objektų, tą iš anksto įsidėti į skelbimus, kadangi jau turim nemažai pavyzdžių, ką parodyti, kas prieš tai buvo ir kas dabar yra. Tai bet niuansas toks, kad iš praktikos vis tiek žmonės realiai turi įdėtas nuotraukas kitų butų, kur jau ten įdedi ir šito butų išplanavimą viską. Jo. Ir tikrai galėtų ateiti ir jau ten vidury remontų pasižiūrėti, kaip atrodys, bet labai dvejoja dar žmonės ir, pavyzdžiui, įkeli po to, jau su nuotraukom įrengto, dar dadedi kokius 3-4 tūkstančius ir parduodi už dar brangiau, negu prieš tai buvo skelbimas. Tai šiaip šitas projektas, šitas butas ir prasidavė pigiausią kainą, realiai, iš visų tų, kurie po to pasileido jau pilnai užbaigti buvo. Tai va čia irgi gan pavyzdys. Geras pavyzdys, kad tie, kas pirmieji visada laimi. Jo, tai reikia nebijoti. Aišku, tai čia yra toks pasitikėjimo klausimas, nes perkant žmonės, jie nežino, kaip bus užbaigta, ar bus pridėtos sofos, staliukai, kėdės ir visa kita. Aišku, ten galima į sutartį įsitraukti, bet kokie jie bus, kokios kokybės bus ir ką tu galutinį rezultatą gausi, labai, labai bijo ir dvejoja žmonės. Žinai, vėlgi, žmonės perka emociją. Žmonėms reikia emocijos, tai vėlgi, todėl ir už emociją susimokė daugiau. Tai parduoti tikrai įmanoma iš ankstiniam, tik tikriausiai tu parduosi šiek tiek mažiau, negu galėtum jau pilnai įrengti. Ne, už mažesnę kainą. Šiaip galim žmonėms papasakoti, šiaip toks unikalus variantas Kaune šitoj vietoj. Mes esam Savanorių prospekto, kaip čia pasakyti, viduryje, nerealiai, prie pat gatvės. Ir unikalus tuo, kad tai buvo 5 kambarių butas. Jau. Kas yra retenybė gal Kaune, ar ne, ten ir 110 kvadratų, kaip pirkom. Iš tikrųjų pamatėm tą patį išdėstymą, mūras, sakom, kaip ir galim viską griauti, prasikonsultavom su konstruktoriais, tai iš karto turėjom viziją, ką mes čia norim nuveikti ir tik iškrito skelbimas ir iš karto grėbėmės, man atrodo. Aš man atrodo, nėra, kad kai iškrito, jisai gan stovėjo nemažai, žinok, nėra, kad taip jisai... Nebent porą gal dienų. Čia niuansas toks, kad, iš tikrųjų mažai žmonių, kas norėjo pirkti tokį objektą, nes bijo, kad labai intensyvi gatvė šalia yra. Jo, čia šiaip buvo daug komentarų pačiu pradžiui. Kad... Jo, tai mažai kas tikėjo už tuo projektu, nes sako, čia gatvėje niekas nenorės gyventi ir panašiai. Ir kažkaip, žinai, kai galvoji, kas jame bus,
tai vis tiek bus arba jaunas žmogus, arba kažkas tai, žinai, ten išnuomos ir tas, kas nuomosis, jam ir svarbu geras susiteikimas, gera vieta, fainai įrengtas butas ir kaina, žinai. Ir saugumas aplinkui, nes kiek buvo, pavyzdžiui, niekad nepagalvoja, bet iš visų žmonių, kas atėjo, tai kas penktas paklausė, kaip čia aplinkui, kas per kaiminystę, ar čia saugu ir taip toliau. Ypač turint tokią sankryžą, kur čia kamerų ant kiekvieno kampo realiai, tai... Bet ir šiaip, pavyzdžiui, kas buvo, iš karto pamatėm vieną tokią įdomią kategoriją, ne, kaip galvojam, šiaip viskam yra rinka. Ir su šito projektu labai gerai įsiryškinom, nes vieniem, pavyzdžiui, ta gatvė tai yra, oi, nesąmonė, triukšmas, kiti ateina ir sako, wow, kaip faina gatvė, judrumas tas visas. Ir toks tada, tokiais momentais susimastai, kad viskam yra rinka. Ir jeigu fokusuojamės ten, žinai, jo gatvė neperkam, tai tada prametam ir galimybę automatiškai. Jeigu galvoja tik taip, kaip tu galvoji, žinai, jeigu tau taip atrodo, tai nebūtinai taip ir yra, žinai. O kitas atės darbo, vieni sako, visą gyvenimą norėjau turėti būtą, sako, kur būtų didelis eismas prieš mane. Tai čia, man atrodo, intensyviausia Kauno gatvė. Šiaip tai yra, principė, tokio maždaug dydžio, yra 4 studijos. Apie 18 kvadratų, dar gaunasi. 18 kvadratų. Pats butas, jisai ten apie 14, vonios kambarys 3-4 kvadratai, plus visiems bendras koridorius yra 1/5. Tai tokios 4 yra ir vienas didesnis yra. Tai va. 2 kambariai gavas, tokį vieną nusprendėm, kaip irgi teoriškai, praktiškai galėjom padaryti iš vis bendrai 6 studijas iš to kambario, iš to kambario dar 2 studijas, bet sakom, o davai truputį įmeskim, padarykim didesnį, pasižiūrėsim, kaip jei neprasiduos mažiau, gal didelis prasiduos. Tai šiaip labai panašiai, išpirko tai visus vienodai. Jo, ir tau didelio buvo labai didelis susidomėjimas. Aišku, natūraliai ten per kvadratą kaina jau mažesnė buvo truputį, bet toks skoningas daiktas, tai eisim, parodysim po to. Ir šiaip įrengėm visas vienodai, tik kažkiek minimaliai tie išdėstymai pasikeitė, bet kad dizainas, tas apstatymas, tai visų vienodas. Tai irgi stengiamės spintų daug pridaryti, visokių. Čia mūsų prekė ženklas, ką jau mes mokam, tai išleisti pinigų ant baldų. Tai stalviršio nemažai gaus, faina labai, kad orkaites pavyko įdėti. Nuopelnai mūsų dizaineriai. Tokius šaldytukus, kadangi skalbimo mašinos netilpo į vonios kambarį, tai jas padarėm čia. Ir dar toks įdomus faktas, kad, pavyzdžiui, šitam name šilumos punktas yra tik tai šildymui. Bet karštam vandeniui nėra jo. Tai teko boileris montuoti. Kiekvienas butas turi savo atskirą boilerį. Berods Savanorių 1 mes projekte lygiai tą pačią situaciją. Centras karšto vandens neturi, kaip įdomu. Kažkodėl, turi šildymą tik tais. Galim parodyti žmonėm per langą, kas čia vyksta, visai įdomu. Atrodo, čia kažkam, kam trūksta veiksmo gyvenime, tai va, tiesiog reikia langą atsidaryti. Atsidarai langą, pasijauti vienišas. Pažiūri per langą ir nebe vienišas. Kiek avarijų, kažin čia per dieną šitoje vietoje būna? Jaučiu minimaliai. Pagal dabartinius standartus, tai jau čia skaitosi VIP dydžio butas. Šitas VIPinis yra. 35 kvadratai jau visi gaunasi. Tai va, čia realiai tas 2 mūsų kambarių butas, kurį padarėm, vienintelį, nes buvo gan įdomus išplanavimas ir įėjimas taip gan įdomiai jisai buvo, tai tada sprendėm, ar darom 2 studijas, ar darom butą, sakom, davai padarom butą, nes dar šitas turi ir savo balkoną atskirą. Tai toks sakom, jau VIP bus iš tos serijos. Tai ir kai iš pradžių galim žiūrovam papasakot planą, kaip keitėsi vos ne 3 kartus mūsų planas nuo nupirkimo, ką mes čia darysim. Aš kaip pasakoju, esam, kad visą laiką prieš perkant objektą turim 3 planus, kaip išeiti iš to objekto. 3 scenarijai realiai. Daugiau, kaip ir tų scenarijų daugiau galėjom mes dalį ten pasilikti, dalį parduoti ir panašiai, bet idėja pagrindinė, kai mes darėm visą projektavomės, darėm išplanavimus, apstatinėjom baldais jau, remontus darėm, tai idėja buvo pasilikti savo ir paleisti nuomai. Suskaičiavom investicinę grąžą, kaip ir viskas visai neblogai gavosi, vieta gera, bet vienu metu darom ir kitus projektus ir prireikia kapitalo. Sakom, galbūt tada pradedam pardavinėti. Nes gavosi taip, kad realiai vienu metu mes ten turėjom, aš nežinau, 10 projektų
ir visi ėjo į pabaigą. Jo. Ir ne vienas, žinai, nei kad parsiduot, nei kad ten kažkas kitas naujas būtų kažkoks. Tai. Ir visiems, ta prasme, apyvartinių pinigų reikėjo ir nusprendėm, ką daryti. Investuotojų kaip ir galima buvo, bet nu, ta prasme, jų labai daug ir vienu metu būtų reikėjo. Tai mes tuo pačiu pasileidom keliuose objektuose iš ankstinius pardavimus, kad jie dar realiai neužbaigę būtų, įmetėm į pardavimus. Tai vieną butą berods parsidavėm, tada su loftais irgi keletą turėjom pardavimų. Taip gavus, kad prasifinansavom viską ir žiūrim, kad mums nebėra tikslo, ne visko vienu metu parduoti. Jo, tai va čia po nuomos jau praėjo nuoma, po to sekantis etapas, sakom, gal parsiduodam. Kolega Nada sako, tai davai gal bandom visą investuotojų kažkokiam parduoti, visą projektą. Jo, nes šiaip iš tikrųjų pasileidom 2 skelbimus tuo metu. Vienas skelbimas buvo, kad atskirai studija. Jo. Ir vienas skelbimas buvo, kad visą projektą bendrai. Tai tas, kur vieną studiją, realiai gal vieną skambutį kokį turėjo arba iš vis neturėjo. O į tą, kad viską bendrai pirkti, tai buvo visai nemažai tų susidomėjusių, kas kam buvo įdomu. Šiaip realiai labai įdomus faktas buvo, kad jau beveik buvom pasiruošę parduoti, atsirado pirkėjas, ten pardavimo, pirkimo sutartį. Tai jisai kas buvo, kad jisai realiai 2 savaitės ten dvejojau, sprendė, klausinėjo, ten žiūrėjusi, dėrėjusi. Mes realiai per tas 2 savaitės išsisprendėm savo visus kitus reikalus. Tai mes išsisprendėm ir ne tik savo reikalus, bet ir projektą beveik užbaigėm, ką jau buvo galima parodyti žmonėm, kurie norėtų pirkti. Ir kažkaip ant pačio galo sakom, žinai, pabandom individualiais parduoti vienetais po vieną, kaip ir, nes ant Excelio gavosi, kad didžiausia grąža iš to parduodant. Nu tai va, tai ir trečias scenarijus ir buvo toksai, kad išpardavėm po vieną ir iš tikrųjų labai greitai. Tik paleidom į pirkimus, į pardavimus, tik paleidom, bet su jau tikrom nuotraukom, kaip yra ne iš praeitų projektų pavyzdžiais įrengtais. Tai čia tą dieną čia varėm ir aš aprodymus dariau, ir tu aprodymus darėjai, ir čia atvirų durų diena ir iš viso vienu metu, tai ten 3 pirkėjai atėję buvo, vienas sako perku, kitas ant viršaus jau ten. Buvo labai įdomu, nes tikrai matom didelę paklausą matom. Taip gavos, kad mes principę turėjom tą vieną žmogus, kuris planavo pirkti, jisai planavo pirkti už 2,90. Jo, mes būtume kaip ir tuo momentu realiai. Praktiškai buvom labai rimtai svarstym, kad sutikti su tuo pasiūlymu. Tai šiandien dienai skaičiuojam, kad atskirai išpardavus mes turim apie 340. Skirtumas palaukimo 40-50 tūkstančių. Jo, 2 mėnesių palaukimas realiai gavosi ir sprendimo priimimas išdalinti dalim. Tai va, tai finansiškai tikrai didelis skirtumas, o manom, kad gerą sprendimą padarėm, nežinau, dabar reikės ieškoti, kur protingiau tuos pinigus darbint, kad kažkokį nuomos projektą pasileisti, kur dar pelningesnis būtų. Ko čia baladojas? Tu matei Baltijos namai naują YouTube video išleido? Kas tokį? Baltijos namai? Ne. Tai pasubscribik YouTube kanalą ir pamatysi. Nuprotėjęs kažkoks. Šitas butas berods vienintelis turi indaplovę. Jau čia pasistengėm. Jo, kaip vipinis, jisai čia buvo privalomas dalykas. Indaplovė. Ir šaldytuvo turi didelį. Tai ir šiaip, kas faina, dėl ko šitam butam buvo labai daug susidomėjusių, nes realiai dabar imant Kaune, jeigu ieškai, pavyzdžiui, su atskiru miegamuoju ir fainai gražiai įrengto buto, be 100 tūkstančių nieko nenupirksi. Teisingai, mes paleidom žemiau. O šitas gavosi 9,6, mums ten matematika su juo tikrai gaunasi, viskas gerai, tai vienintelis minusas yra, kad tai ir naudojama su tvarka. Kadangi unikalų mes turime ant viso daikto vieną. Tai čia vienintelis dalykas, dėl ko galima gerą kainą nusipirkti tą patį daiktą. Nu ir VIP, tai miegamasis. Turim atskirą miegamąjį, kur dar miegamasis, kosmetinis staliukas, tik čia veidrodžių turėtų nebūti. Tai sudužus jį atvežė mums. Atsiuntė kitą dabar naujai. Tai bus veidrodžių. Bus kažkada, geriau nežiūrėti į save dabar. Jau kas nusipirks iš mūsų, galės gražėtis. Dabar mums nėra ko. Atsimeni kažkada dalinomės, kad jau mus galima praminti šlapiaisiais banditais. Kažkuriam vaizdo įrašė dalinomės. Tai šitas projektas
neapsėjo be mūsų prekės ženklo šlapių banditų. Sakėm, viskas, laikas keisti santechnikus, nes nebuvo dar vieno projekto, kurio neužlietume. Kažkur jie pamiršta kažką užspaust, padaryti, jie čia ir taip toliau. Vienuose daugiau užliejam, kituose ten praktiškai be jokių ten, žinai, kažkokiu gal tik padrėksta kažkur tais. O kitur būna rimtai. Bet čia irgi sugebėjom užlieti, aišku, kažkaip tais kaip ir neįsivaizduojam, kaip dar ten aiškinasi. Skambina iš apatinio aukšto, sako, skęstam. Atvažiuojam ten, turiu vaizdų įrašą, iš tikrųjų, kaip įėjau, tai kaip, nežinau, botų reikėjo, nes... O blogiausia, kad pas mus net nematyt niekur visiškai, viskas. Absoliučiai. Ir viskas eina iš karto į apačią ir kažkur ten sienose, pačioj, nu, žodžiu. Tai santechnikas sako, neužspaudė kažkokio ten dalyko. Jo, bet nu, čia ir statybos. Čia yra, šitą dalyką reikia įsivertinti visą laiką, nes... Nenumatytam išlaidom. Kas susidūrė su tuo, praktiškai visi turėjo bent vieną kartą, kada reikėjo užpilt, ar dar kažkas būna... Užpilt, padegt, kažką, nu, žinoma. Casual. Casual day, aišku, labai fainas, santechnikas prisėmė atsakomybę, jos, jį ten pasidengs išlaidas, jų kaltė, jie tam patys pripažįsta, viskas tvarkoja, tai jau faina, kad kada turim komandą, su kuria ilgiau dirbant, tai tokių gal mažiau problemų, kada nusirašinėtų nuo tos atsakomybės. Aišku, būna visko, bet va šį kartą sako, jo, mūsų kaltė, mūsų klaida, tai susimokėsim už tą klaidą patys už savęs. O čia turi mūsų mažyliuką butą, jisai vienintelis yra į vidinę kiemo pusę. Bet jis man, žinai, man asmeniškai, jisai turi kažkokį šarmą. Visi tie kiti būtai, va, kur irgi darysim, jie tokie taisyklingos formos. Šitas kreivas šleivas. Jo, šitas daug kampų toksai išgaudyta, bet kaip visaip, netgi į WC patalpą, pavyzdžiui, irgi įėjus. Karališka. Nu, tokia ir gan didelė, ir kampuota visokia. Tai man, pavyzdžiui, va, tokio šarmo turi šitą studiją. Bet ne vienintelį šiandieną ir neparduoda. Žinai, kas yra ir labai keista, ir nes visi paskambina, sako, į gatvės pusę ir į vidinį kiemą. Nu, tai sakom, ir ten yra. Nu, tai gerai, mes norim į vidinį kiemą, žinai. Nes, sako, į gatvę labai triukšmas didelis, ateina, pasižiūri. Ir, žodžiu, dabar turim rezume, kad visi prie gatvės išpirkti, o vienintelis kiemas. Nors visi norėjo vidiniam kiemę. Tai ta gatvė nėra taip blogai. Čia gal arba mes pardavinėti mokam, arba gal tiesiog, žinai. Nežinau. Bet ir šitam buvo, ta prasme, daug žmonių, kas tikrai svarstė ir vis dar svarsto. Tai vakar buvo, tas žmogus, kur nupirko tą studiją, tai irgi labai dvejojo, išleidom pagalvojimui ir realiai nusprendė vis vieną, ar ne, nors jie labiausiai tai 8% dėjo dėmesio į šitą. Bet grįžo kažkodėl su kažkuo gal pasitarė, nežinau, bet nusprendė tą studiją. Kai manęs paklausė, sako, tai kokią nuomos kainą čia galima? Tai vat, nežinau, ką tu sakai, bet aš visiems sakau, kad nu, kokie 380-370 eurų tikrai labai realu už tokią studiją, tokią vietą. Drąsiai. Tai, ta prasme, tai pasakojau, tas žmogus, tai vat, vienas įsidėjo į skelbimą pasitestuoti dar prieš nupirkimą, pasižiūrėti. Tai mūsų pirkėjas jau, kuris nupirkis, ar ne? Nu, dar nepasirašė notarinio, bet jisai norėjo pasitestuoti, kiek maždaug bus nuoma, ar jau ten galbūt pabandyti ras nuomininkų, kad kai nupirks iš karto galėtų išnuomoti. Tai įdėjausi už 380, nes tu pasakėjai taip. Jis sako, tiek skambučių, sulaukiau, nu, aš nežinau, kas čia vyksta, ko tai per mažiau nuoma. Einam, papasakoksim žmonėm, dar čia nori, sakė, kažką. Nežinau, ką dar jums papasakot. Parašykite į komentarus. Parašykite, ką papasakot, nes antroji daly papasakosim. Nes mes ateinam ir nežinom, ką jums kalbėti. Ne, šiaip žinau vieną dalyką, kas žmonėm įdomu, manęs visada paklausia, kas nors, tai... Kiek išleidot babkių? Tai va, dar įdomiausia, tai kiek uždirbot, bet šito nesakysim, sakysim, kiek išleidom. Kas protingai susidėlios man. Juokas juokais, tai galbūt kaip keitėsi planas, nes buvom nusimatę išlaidų pagal praktiką, buvom nusimatę 75 000, sakom, tilpsim, nes nereikia fasado daryti, nereikia ten stogo kažkokio ten remontuoti ar dar kažko ir panašiai, nu, principė viskas, kas viduje. Tai reziumas, galutinė eilutė išlaidų yra 90 000. Tai 15 000 pasibranginom kažkur, šiaip dar neprisėdavau pasižiūrėti nuo prognozės iki fakto, kurioje vietoje išleidom daugiau negu buvo prognozuota. Aš manau, kad gali būti ant betonavimo grindų biškį daugiau gavosi, nes atsidengim ir pamatym, kiek daug reikės tenais daryti.
konstruktorių išlaidos buvo, Jo. po to buvo, žinai, dar kas inžineringas visas daugiau kainavo, man atrodo, negu numatėm, vėdinimas visoks, žinai, ventiliacijos. Ai, teisingai, šitos vietos jo, labai nemažai kainavo. Kur buvom šiek tiek mažiau nusimatę, nes praeitam projekte buvo gan paprasčiau daryti negu čia, tai automatiškai ėmėm pagal praeito projekto išlaidas ir gavosi, kad čia per porą ar 1,5 pabrango, tai vienoje, antroje, trečioje vietoje skaityk ir susidėjo. Tai per 15 000 pabrango, bet per tą laiką, kol vystėm projektą, ir šiaip labai fainai, nes gan greit padarėm. Yeah. Mes pasižiūrėjom, nuo kada nupirkom, plus dar, kai nupirkom, tvarkėmės dokumentacijas ir su konstruktorium laukėm išvadų įvairiausių ir ką galim griauti, ko negalim, o jau buvom nupirkę. Tai nuo nupirkimo lygiai, galim sakyti, lygiai 6 mėnesius trukom, iki kada užbaigėm pilnai projektą. Tai čia gan irgi fainai, nes 5 studijos, 110 kvadratų ir dar kur pabrangom, mes daugiausiai pratę esam butus įrenginėt, kada buto kvadratūra ten 50 kvadratų ar ne, vienas ant mazgas, viena virtuvė, tai čia ėmėm kvadrato kainą ir automatiškai įrenginėjom tą 110 kvadratų ir 5 butam, galim sakyti. Tai tiesiog automatiškai kvadrato kaina pati iš savęs pabrango dėl... Jo, nes kiti žmonės irgi ateina, pavyzdžiui, pirkti ir sako, čia pas jūs labai brangi kvadrato kaina. Nu, pažiūrėkit, kaip tu gali skaičiuoti kvadrato kainą, kai mums, pavyzdžiui, įrenginėta ar 14 kvadratų, ar 25 kvadratus, praktiškai tas pats gaunasi. Visiškai tiek pat gaunasi. Nes vonios kambarys tas pats, virtuvė tas pats, baldai tiek pat kainuoja, ten elektra, santechnika, plytelės, visa kita, niekas irgi ten be tos mažiausios vadinamos stavkės, niekas ten neis. Jo. Tai vis tiek skaičiuojam butui, kiek kainuos ir... Jo, tai galim sumest greitai, tai principė apie 850 eurų gavosi kvadratui, įrenginėjant būtent tokios kokybės, bet tikrai įrengėm kokybiškai. Bet šiaip, žinok, mes sąlyginai tai dar gan pigiai įrengėm, nes mums baldai palyginus labai gerą irgi sutarėm kainą ir plytelės, sienos, viskas, tikrai santykinai. Lyginant su rinka, turiu menį, jeigu žmogus saugis įrenginėja, 20-30% tai drąsiai. Jeigu saugis įrenginėja, tai taip, bet jeigu lyginam su savo skaičiais, aš turiu galvoje, su savo tą, ką mes pripratę, kaip ir minėjau, butus įrenginėti, tai čia pakankamai daug gavosi, bet vėlgi, imam faktą, kad tai yra studijos, maža kvadratūra ir 5 vienetai visgi gavosi 110 kvadratų. Tai visai gan normalu. O 800 eurų už kvadratą, kai mes įpratę būdavom, ten iki 700 eurų susisuk dažniausiai. Jeigu taip lyginant, butus įrenginėti. Išlaidūnai. Žmonės pasižiūrėję nuotraukas, ateina ir sako, užėję gyvai atrodo dar gražiau ir erdviau, fainiau negu nuotraukas. Ir pirmą kartą Remigijus pardavinėjo šitą objektą. Nes pas mus visus aš būdavo pardavinėdavo, dabar jisai pardavinėdavo. Tai teko kartais. Pajautai tą malonumą pardavinėti mūsų objektus. Jo, kur ateina žmonės ir tikrai, sako, vienas žmogus, kuris nupirko 2 butus iš mūsų, jisai sako, aš pats su statybom ten užsiema kažką. Ja. Sako, žinot, norėčiau kur nors prisikabinti, neturiu kur. Tai čia geriausias komentaras gauti iš statybininko, kuris perka savo būstą. Tai man asmeniškai tikrai patiko, kaip įrengėm. Patiko, kaip padarėm ir visai patiko iš tikrųjų, už kiek padarėm. Palyginus šitas projektas turėjo labai nedaug problemų, bet turėjo. Tai dabar stojam tarpdurį, kuris irgi buvo labai toks... Kur žmonės nemato. Atrodo visiškas smulkmena. Ateini į butą ir atsimenu, ateinu kažkaip ir žiūriu, jungtuko nėra, čia šito nebuvo dar. Tai jungtukas pasirodo buvo padarytas čia, o durys įdėtos taip. Ir tada klausimas buvo, ar jungtukas buvo blogai numatytas? Kas sufeilino, ne? Kas sufeilino? Ar durys blogai įdėtas? Pasižiūrim pagal planą, durys turėjo atsidaryti šitai. Tada klausim darbų vadovai, sako, brėžinys buvo nusiųstas, kas duris montavo ar darė ir užsakinėjo. Tai viską jie turėjo matyti. Tai aš kiek žinau, tai tie durininkai ir ten kompensavo už ten tą visą perdarimą. Tai nusprendėm tą jungtuką palikti, berods jisai čia veikia. Neveikia, atjungtas. Atjungtas tas jungtukas, tai turėjo per naują numinėti lubas, per naują vesti čia jungtuką ir per naują sieną tvarkyti visą.
Tai va, tokia smulkmena atrodo, bet nepaliksi žmogui, kuris perka, kad turi įeiti į butą, užsidaryti duris ir tada ieškoti, kad jungtuką galėtų įsijungti. Tai toks mini feilas, bet paskaičiavo galimai durininkai, kad jiem būtų daug brangiau kainavę duris. Nes mes sakėm, arba keičia duris, arba kažkaip padaro, kad būtų taip, kaip turi būti. Jo, bet kur tikrai pagirt norisi, tai tą patį darbų vadovą, nes mes tai mažai menedžinom šitą projektą. Aš asmeniškai tikrai mažai buvau įsitraukęs ir kaip ir turim darbų vadovą, turim asistentę, šitam projektui irgi daug asistentė mūsų dalyvavo, tai iš tikrųjų pasijutė, kad projektas pasidarė be didelio mūsų įsikišimo. Ir kažkur feilai vyko, kažkas darėsi, tai mes tiesiog apie tai sužinodavom per platformas, komunikacijos sistemas, bet nieko patys beveik nesprendėm, arba ten tik pamatydavom galbūt kažkur atvažiavę pasimėgauti, pažiūrėti, kaip vyksta darbai. Tai tikrai jau faina, nes matom, kai prieš 2,5 metų ar nestartavom ir ten patys dar griovėm, darėm kažką nuo pirmo bendrabučio ir dabar atrodo jau tik galim pabūti stebėtojais, vizionieriais, ką čia norim sukurti, ką nupirkti. Ir panašiai. Užduoti ir sekti jos vykdymą. Jo, tai jau tikrai malonu. Tai norisi... Šito man tai viena, man atrodo, tokių fainiausių žaislų. Jaukiai labai. Iš tų mažiausių, tai šitas man. O žinai dėl ko? Nes lempa pakabinta vienintelė šitą. Ne? Šiaip sofa faina šitą labai. Kituose nėra šitas lempas, atkreipiau dėmesį dizainerį. Įrenginėjom vienodai, bet sugalvoju įdėti kažkokio šarmo. Vis tiek jie šiek tiek visi turi kažkokį skirtingą, dėl to ir žmonės būna vaikščioja po juos ir ne, man sako šitas, ne man šitas, nors atrodo, principė tai jie vienodai. Šitą irgi prie manęs pirko žmogus, irgi sprendė ar pirkti šitą ar šitą šoninę berods. Ir šitie Ikėjos kabyklos vadinamas. Tai daugam patiko tos kabyklos. Tokias smulkmenas, tiesiog. O anam nebuvo to, nes ten tik spintos padarytos, čia mažiau spintų gaunasi kažkaip. Tai žodžiu, labai kam patiko kabyklos ir nusprendė šitą rezervuoti. Tai čia visiškai psichologinis, emocinis toks, dalykas yra, kodėl žmonės perka ir ką perka. Kai nupirkom, buvo medinis grindys. Ir ką žinau, mes įpratę, kai būtų sudarom, tai irgi medinis grindys, serdai, ten kažkiek ten būna aukščio, betonuoji naują ir tiek. Ir čia mums reikėjo naują kanalizaciją, visą naujai daryti 5 butam, 5 studijom. Ir išsiardo, o ten tokios sijos eina galingos per visą pastatą. To nenumatėm, bet santechnika aišku įsprendė aukščio sąskaitą. Tai čia iš tikrųjų buvo lubos, aš nenoriu sumeluoti, bet nuo išgriautų grindų ir iki lubų buvo apie 3,20 m kažkas tokio. Jeigu nedaugiausiai. Jo, gali būti ir netgi daugiau, bet virš 3 metrų. Tai šiandien dienai tai turim normalaus buto 2,60 m, 2,70 m berods lubas. Bet jos vis tiek aukštos gavosi, bet mes realiai apie kokią 40 cm, sakyčiau, su vėdinimu ir su grindim praradom. Taip, plius minus. Tai kažkur apie netoli 80 cm išsimetė. Bet čia irgi kitas dalykas. Pataupai man spintų štai tada. Turint lubas 3 metrus, reikia labai aukštų spintelių visur. Bet vis tiek, įėjus labai faina, nes 2,70 čia... Ne, čia per akis mes su sena statyba, kai lyginam, tai net, ta prasme, čia turi daug, plius 30 cm nuo senos statybos. Jo, bet turiu galvoju, irgi nuo nulio žiūrint, tai vos ne 80 cm iki metro išsimetė... Tai reziumuojant, ar darytum antrą kartą tokį objektą? Mielai. Mažai pačiam įsitraukti reikėjo. B, šiaip iš savęs buvo labai paprastas ir įdomus, nes pakankamai mažai gyventojų buvo aplinkui, su kuo reikėjo dylinti. Buvo kažkiek tų problemų? Buvo, aišku, faktas buvo kas nelabai čia patiko tie mūsų remontai. Bet ar tikrai... buvo nors vienas butas, kada nesiskųstų kaimynai? Ne, čia jau pamiršom šitą dalyką, nebent reikia pirkti visą kažkokį tai pastatą naują, kur nėra nei vieno gyventojo arba apstatyti nuo nulio. Visi nori, kad aplinkui būtų viskas gražu, kad gyventų faini geri kaimynai, kurie gyvena gražiuose butuose, bet niekas nenori, kad tie kaimynai įsirenginėtų savo butų. Jo, čia tikrai tiesa. Tai žodžiu, bet reziumuojant, tai labai man asmeniškai patiko greitis. Tai tikrai greitis patiko, kad padarėm per 6 mėnesius, tikrai susidirbos komanda buvo, tikrai, aišku, galėjom dar mėnesį taupyti, ten užstrigom ties baldais šitam projekte, bet dažniausiai tai nutinka
Ir kas dar, tai nereikėjo jokių statybos leidimų, principė, nereikėjo kažkokių didelių projektų, nes paprastasis remontas realiai gavosi. Tai va šitos vietos man asmeniškai daug džiaugsmo davė. Jo, šiaip iš tikrųjų šiek tiek buvo toks pradžioj toks rizikos jausmas, ane, perkant, ar iš tikrųjų tas projektas pasiteisins, ar čia mums nuomos, tarkim, nuomos tai gal viskas gerai, bet pardavimui, jeigu būtumėm pirkę su mintim, kad čia pardavinėsim, klausimas, ar būtumėm pirkę, nes tada pasiskaičiuoju matematiką ir galvoju, kas gali pirkti už tokią kainą, žinai. Nes šiaip kaip už studiją, ten mums realiai gausi viena studija 62 000 vidutiniškai, ne? Tai, kas tie gali mokėti? Nes, šiaip brangu, žinai, kaip už vieno kambario kažkokią studiją, tai atrodo ta suma didelė. Bet... Kada skaičiavom nuomai, nuoma mums kažkaip dėliojosi tuo metu, tai pasikeitus tam planui, žiūrim, kad ir pradėjus pardavinėti, jie parsiduoda. Ir iš tikrųjų tas rizikos vertinimas, jis eina pakankamas. Turėjimas to išėjimų scenarijų, nes mes kaip ir galėjom, žinai, gal tik 2 parsiduoto, ten 3 pasilikti nuomai, kaip pavyzdys. Tai, žodžiu, turėti tų išėjimo scenarijų, testuoti rinką, dalyvauti žaidime, mano nuomonė, čia esminis yra dalykas. Surizikavom, turim gerą projektą, manau, padaryti. Jo, tai šiaip linkėjimai mūsų komandai visai, ačiū tiek darbų vadovai labai, tiek asistentai, tiek mūsų dizaineriai ir visiems kitiems, kurių galbūt net ir nematėm, kas čia buvo šitame objekte. Tai tikrai fainai darbavo, rezultatas fainas, geras gavosi. Ir labiausiai tai ačiū mūsų žiūrovams, dėl kurių iš tikrųjų norisi ir vis save challenge'int, vis kažką parodyti žmonėms įdomiau, jums įdomiau. Tai savo keliamės iššūkius, iš tikrųjų šiais metais jau metai į pabaigą, dėliojamės kitų metų planus ir iš tikrųjų žiūrim, o kur dar save paschallenge'int, kur dar matom, kad bijom, bet norisi eiti, tai iš tikrųjų ačiū, kad žiūrit. Paspauskit like, subscribe ir laukit naujo turinio, nes tikrai laukia nauji metai, manau, stiprus. Jo, ir laukiam visų žinučių, kas norėtų kartu kažką paveikti. Mielai su visais iš tikrųjų, kas mums parašo, ar būna, ir susitinkam, ir pakalbam, ir kavos išgeriam, ir į ofisą pasikviečiam, nes jau turim ofisiuką savo. Tai tikrai laukiam visų žinučių, kas nori pabendrauti. Ir ką, ačiū už dėmesį, iki kitų kartų. Iki.